Polas Godfrey's – Dievo herojai. Šiandienos pamokslo tema – Dievo herojai. Dievo didvyriai. Herojus tai žmogus pavojaus akivaizdoje pasižymėję savo žygiais, darbais, šaunumu, pademonstravęs narsą, drąsą. Jei atsižvelgsime į tai, kad visiems pamaldiems žmonėms Kristuje lemta kęsti persekiojimus, galime prieiti prie išvados, kad visi esame pašaukti atlikti kai ką narsaus. Kažką tokio, ką reikia nuveikti iškilus pavojui. Turime įvertinti galimą grėsmę. Ir kad įstengtume būti krikščionimis, mums labai reikia drąsos dvasios. Mąstydamas apie tai, iš karto prisimenu Danielių. Danielius vergauja Babilono karaliaus rūmuose. Jis belaisvis. Paimtas į nelaisvę ir iš Jeruzalės atgabentas į rūmus. Ir Danieliui tenka didžiulė privilegija valgyti nuo karaliaus stalo. Ne kiekvienam vergui dovanojama tokia sėkmė. Tačiau Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais. Pagalvokite apie tai. Ar jo elgesys drąsus? Ar jis elgėsi narsiai? Kas jam galėjo nutikti? Įsivaizduokite, ateina vergas ir sako, nenoriu aš ragauti karaliaus valgių. Kas jam galėjo nutikti? Galėjo lėkti galva nuo pečių. Babiloniečiams tai būtų buvęs juokų darbas. Jie garsėjo tokiais žmonių žudimais. Bet Danielius parodė narsą. Kad pasireikštų narsa būtinas ir pavojus. Kai nėra jokios grėsmės, nėra kaip atsiskleisti ir drąsai. Danielius pasveria galimybės. Jei priimsiu tokį sprendimą, man gali nutikti tai ir tai. Turint galvoje jo situaciją, tikimybė žūti buvo labai didelė. Nepaisydamas to, jis apsisprendė siekti viešpaties valios, statydamas į pavojų savo gyvybę. Juk puikiai žinome tą istoriją. Viskas baigėsi gerai, nes Dievas jį apsaugojo. Tačiau žvelgiant Danieliaus akimis, aišku, kad prieš pasiryždamas taip elgtis, jis tikrai nežinojo, kaip viskas susiklostys. Taigi šiandien Danielius laikomas vienu iš Biblijos didvyrių. Šiandien mes taip pat turime galimybę būti didvyriais, herojais. Patarlių knyga 16:32. Geriau būti kantriu arba lėtu pykti negu galiūnu. Kai galvojame apie didvyrius, mums prieš akis dažniausiai iškyla karžygiai besigrumentys su pavojais, stojantys prieš miestą ar priešo tvirtovę. Pavojaus akivaizdoje toks žmogus protingai pasveria savo galimybės, eina į kovą, nugali ir stoja kaip nugalėtojas didvyris. Tačiau Biblija sako, kad lėtas pykti žmogus netgi geriau už tokį didvyrį. Suvaldyti save geriau negu užkariauti miestą. Vienas žmogus užkariaujantis visą miestą. Tai bent didvyris. Tačiau tas, kuris įstengia suvaldyti savo dvasią, pasak Biblijos, yra didesnis net už tokį užkariautoją. Mūsų šiandienos tema – Dievo didvyriai. Susivaldymas. Gebėjimas suvaldyti save, savo dvasią. Šventasis raštas sako antrame laiške Timotiejui, 3 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Žinau, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Nes žmonės bus savimilos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys. Žodis nesusivaldantys. Taigi paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Jie jau užėjo. Žmonės šiandien negeba susivaldyti.
Tuo pačiu žodžiu nesusivaldymas dažnai apibūdinamas ir šlapimo nelaikymas, šlapinimasis į lovą. Negebėjimas sulaikyti šlapimo. Tas pats žodis, tačiau neapsiriboja vien tuo. Tai ir negebėjimas sulaikyti aistrų, jausmų ir minčių. Ar šiandieniam žmogui sunku suvaldyti mintis, kai įtaką daro žiniasklaida ir sudėtingas miesto gyvenimas? Ar sunku suvaldyti mintis? Taip, sunku. Jau šiandien užėję tie sunkus laikai. Be susivaldymo. Žmogus netenkantis kantrybės, nepažabojantis pykčio, yra nesusivaldantis. Taigi lėtas pykti, kantrus žmogus. Kažkas gerai pastebėjo, kad pyktis tarsi apsišlapinimas. Visi mato, bet jauti tik tu vienas. Tai iš tiesų nesusilaikymas, nesusivaldymas. Taigi tas, kuris suvaldo savo dvasią, yra herojus. Veikale nuostabi Dievo malonė 256 puslapyje 2 skirsnyje sakoma, aukščiausia krikščionio kilnumo apraiška yra kas? Susivaldymas. Aukščiausia išraiška. Prisiminkime Jėzų. Argi jis nedidvyris? Kai jam teko iškęsti kryžiaus kančias, Getsemanėje, Golgotoje, ar jis gebėjo susivaldyti? Tai aukščiausia išraiška. Biblijoje 1 Petro laiške sakoma, kad šmeižiamas jis neatsikirto. Kentėdamas negrasino. Ten taip pat pasakyta, kad jūs irgi tam esate pašaukti. Taigi krikščionio pašaukimas – susivaldyti net ir susikloščius pačiai sudėtingiausiai situacijai. O susivaldymas – aukščiausia krikščionio kilnumo išraiška. Tas, kuris išlieka nepajudinamas, siaučiant užgauliojimų audrai ir yra tikras Dievo didvyris. Suvaldyti save reiškia pažaboti, disciplinuoti save. Priešintis blogiui, per Dievo malonę suvaldant kiekvieną žodį ir darbą, laikantis Dievo teisumo standartų. Žmogus išmokęs suvaldyti save pakils aukščiau užgauliojimų, piktumų, nemalonių dalykų, kurie kasdien kelia susierzinimą. Tokie dalykai liausis temdę žmogaus dvasią. Ar jūs kartais susierzinate? Dėl smulkmenų, kasdienių dalykų. Jums greičiausiai neteks būti prikaltiems prie kryžiaus ar atsidurti Babilono rūmuose, bet per dieną juk kas nors nekartą susierzina. Tačiau jei išmokstame susivaldyti, galime pakilti aukščiau už susierzinimą keliančias aplinkybės. Ir nereiškia, kad tie dalykai pasitrauks. Tai reiškia, kad jie ištiks, o mums teks suimti save į rankas. O kai gebėsime juos įveikti, erzinantys dalykai liausis temdę mums dvasią. Patys žinote, kad kai susierzini vaikštai paniuręs, apsiniaukęs, bet savitvarda išsklaido tamsos debesis. Žmogus dažniausiai žiūri į aplinkybės. Va jei aplinkybės pasikeis, tai būsiu laimingas. Tačiau taip nebus. Nes aplinkybių nesuvaldysi. Teks susidurti su žmonėmis ar situacijomis, kurių nesuvaldysi ir nepakeisi. Ir tai erzina. Vienintelis būdas to išvengti – sutvardyti, suvaldyti save. Mintis jausmus lemia netgi labiau nei aplinkybės. Galite patikėti? Mintis lemia žmogaus jausmus labiau nei aplinkybės. Prisiminkime Paulių ir Silą. Jiedu buvo nuplakti rimbais. Tiksliai nepamenu, kiek kartų tai buvo čaižomos jų nugaros, bet man regis, kad ne vieną kartą. Vėliau jie buvo įmesti į kalėjimą, paguldyti ant nugarų, o kojos iškeltos aukštyn ore ir sukaustytos. Geros aplinkybės?
Ne. Jie skundėsi ar giedojo giesmes? Taigi mūsų mintis, mūsų jausmus lemia labiau nei aplinkybės. Antras laiškas Korintiečiams, 10 skyrius, nuo 3 iki 7 eilutės. Vis dėlto gyvendami kūne, mes negyvename pagal kūną. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Taigi, kaip karys užimtų miestą fiziniais ginklais, taip ir mes nugalime priešą. Tik ne kūniškais ginklais kaip karys, bet dvasiniais. Ir jie lygiai tokie pat realūs, netgi realesni, nes amžinoji kova yra tikresnė už daugumą kitų šiandien kovojamų kovų. Ir Biblija sako, kad kur kas didingiau susivaldyti, kovoti su mūsų užplūstančiais ir erzinančiais jausmais ir mintimis, kur kas svarbiau pažaboti juos. Ta kova kilnesnė nei kūniška kova. Prisiminkime, kad ir Aleksandrą Makedonietį. Kažin ar žmonijos istorijoje yra buvęs didingesnis užkariautojas nei Aleksandras Makedonietis, dar vadintas didžiuoju. Per labai trumpą laiką jis užkariavo milžiniškus plotus, nuo Makedonijos iki Indijos. Panorėjęs jis laimėdavo kiekvieną mūšį. Didžiausia jo bėda buvo ta, kad jis neįstengė nugalėti savęs. Jis buvo įpratęs daug gerti ir galiausiai mirtinai nusigėrė. Taigi jis puikiausias pavyzdys žmogaus, kuris gali atlikti didelius kūniškus žygdarbius, bet kitų lygmenių visiškai susikerta, nesuvaldo savęs. Toliau skaitome. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Mums tenka užduotis mintis paimti į nelaisvę. Kai kurias mintis turime paversti savo belaisvėmis ir apriboti jų laisvę. Turime surakinti jas. Bet kokia mintis, sukylanti prieš Dievo pažinimą, privalo būti paimta į nelaisvę. Taigi, pasak Biblijos, susivaldymas kyla iš gebėjimo pažaboti savo mintis. Jei suvaldai savo mintis, tai suvaldysi ir liežuvį. Tada pavyks suvaldyti ir veiksmus. Mūsų krikščionių pagrindinis uždavinys ir pašaukimas – suvaldyti savo mintis. Izaijo knygos 55 skyriuje nuo 7 iki 9 eilutės sakoma, te palieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis savo kėslus, arba mintis, kaip sako kiti vertimai. Te grįžta jis pas viešpatį, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. Juk mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai. Tai viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip ir mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis. Įdomu tai, kad šiose eilutėse sakoma, jog Dievo mintis aukščiau mūsų minčių. O prieš tai jau skaitėme, kad bet kuri mintis, kuri pakyla virš Dievo, turi būti numesta žemyn. Kitaip tariant, tai tokia situacija, kai žmogus pradeda manyti, kad jo mąstymas yra aukščiau už apreikštą Dievo valią. Ta šventajam raštui prieštaraujanti mintis sukyla. Ir kai ji tampa svarbesnė už raštą, kai įtikime ją šventojo rašto sąskaitą, tai reiškia, kad jau esame tapę svarbesni nei Dievas. Tačiau faktas lieka aiškus, kad ir kaip į tai žiūrėtume, tai tėra įsivaizdavimas. Nejau iš tikrųjų manome, kad mūsų mintis pirmiau Dievo minčių? Ar tikrai? Tikrai ne. Vien todėl, kad įsivaizduojame, dar nereiškia, kad taip yra. Todėl ten nusidėjėlis palieka savo mintis, nes Dievo mintis kur kas svarbesnės nei mūsų mintys.
Pacituosiu iš veikalo Liudijimai bažnyčiai, 5 tomo 310 puslapio. Čia sakoma, jei mintys klaidingos, klaidingi bus ir jausmai. Tarkime, pakišu jums mintį. Ateinu ir sakau, tavo sutuoktinis ištvirkauja. Ar tai pagimdys jumyse kokį jausmą? Dar ir kaip. Mintis beregint gimdo jausmą. Nors mintis klaidinga, tai melas, netiesa, bet jei tą mintimi patikite, vis tiek užgims tam tikras jausmas. Prisiminkime Adomą ir Ievą. Šėtonas pasakė, kad Dievas jais tik naudojasi. Juodu tuo patikėjo ir išsigando Dievo. Patikėjo, kad Dievas linki mums blogo. Taigi mintis, kurią patikime, pagimdo jausmą. Jei mintis neteisingos, neteisingi bus ir jausmai. O mintis ir jausmai paimti kartu sudaro moralinį žmogaus veidą, jo charakterį. Tad galima daryti išvadą, kad Dievo charakteris, moralė, aukščiau už mūsų charakterį. Teisybę sakau? Dievas puoselėja tam tikras mintis ir jausmus, kuriuos nori perteikti mums. O mes turime apšiai klaidingų minčių ir jausmų. Todėl ir mūsų charakteris skylėtas. Kai žmogus nusprendžia, kad iš jo, kaip krikščionio, nereikalaujama žaboti minčių ir jausmų, jis atsiduria blogio angelų įtakoje. Toks žmogus prisikviečia blogio jėgas, kurios jį ima kontroliuoti. Jei žmogus pasiduoda vien savo įspūdžiams ir į savo mintis įsileidžia įtarumą, pasiduoda dvejonėms ir skundams, toks žmogus bus be galo nelaimingas mirtingasis. Visiškas nevykėlis, kuriam nesiseka gyvenime. Krikščioniui charakterio tobulinimas reiškia minčių ir jausmų tobulėjimą. Tarkime, jūsų viduje užgimė jausmas, bet jūs neleidžiate jam įsišaknyti. Jei priešinatės blogiui, tai nesusitepsite juo. Mintis ir jausmai, kurie jau virtė įpročiais, tai jie lemia mūsų charakterį. Taigi mums skirta užduotis suvaldyti savo mintis ir jausmus, reiškia, kad turime ugdyti charakterį. Veikalas apie charakterį ir asmenybę, 504 puslapis, 2 skirsnis. Kiekvienas žmogaus gebėjimas sunkiai dirbant išryškėja su laiku visai amžinybei. Kiekvieną dieną kyla tarsi statinys. Ir nors pats savininkas to nesuvokia, tas statinys tampa arba perspėjimo švyturiu dėl savo deformuotumo, arba statiniu, kuriuo žavėsis Dievas ir jo angelai, nes jis atitiks dievišką į pavyzdį. Dievo mums suteiktos proto galios ir moralės savybės savaime dar nesudaro mūsų charakterio. Veikiau tai priemonės, kurias pasitelkę mes galime ištobulinti ir suformuoti gerą charakterį. Taigi mes pasižymime tam tikrais mokėjimais. Protiniai gebėjimai savaime nesuformuoja charakterio. Jums duota vaizduoti, turite valią, sąžinę. Tie dalykai tai dar ne charakteris, bet pasitelkus juos galima ugdyti charakterį. Mūsų užduotis tobulinti tuos gabumus. Kiekvienas iš minėtų vidinių vertinimų gali pagimdyti mintį. Pakalbėkime apie sąžinę. Ar sąžinė gali pagimdyti mintį? Taip. Pavyzdžiui, tai negerai. Tarkime, jūs rengiatės ką nors daryti, bet jūsų sąžinės balsas jums sako, taip negerai. Tai iš jūsų sąžinės kilusi mintis turi būti jūsų valios atmesta arba priimta.
Galbūt pasakysite, iš tikrųjų, taip negerai, nesielgsiu taip. Arba, taip elgtis negerai, bet aš vis tiek taip pasielgsiu. Ir tada ta mintis atmetama. Jei ji priimama, ta mintis pradeda ugdyti jūsų charakterį. Nes charakteris tai mintis ir jausmai paimti kartu. Kaskart sutepdami sąžinę, sutepate ir savo charakterį. Kokios mintys susitepusiam žmogui šauna į galvą? Mintys apie nesėkmę. Kokie jausmai? Kaltės jausmas. Taigi tos mintys apie nesėkmę ir kaltės jausmas formuoja charakterį. Toji minčių ir jausmų sąjunga. Jei sąžinės priekaištai nuolat atmetami, žmogus netenka savigarbos. O netekę savigarbos, ar gali laikytis Dievo įsakymų? Ką sako Biblija? Mylėk savo artimą kaip save patį. Sąžinė parbloškia tave ant žemės, padaro pažeidžiamų, priverčia jaustis taip, lyg turėtume gintis ar kažką įrodyti. Iš kaltės jausmo kyla įvairios reakcijos. Kaltę norisi kaip nors pridengti. Toks elgesys sukuria egocentrišką mąstymą, o tai jau ir yra charakteris. Tai tik vienas pavyzdys. Mintys ir jausmai kartu paėmus sudaro žmogaus charakterį. Mūsų protas pasižymi tam tikrais gebėjimais, kuriuos būtina koreguoti, kad mąstymas būtų sveikas. Kalbant apie sąžinę, kyla klausimas, kas turėtų apšviesti mūsų sąžinę? Ar yra nuoširdžiai klystančių sąžiningų žmonių? Taip. Žmonės visą gyvenimą klaidingai mokyti, sąžiningai nuoširdžiai laikosi įsitvėrę klaidingų dalykų. Ir tada jų charakterio neįmanoma ištiesinti, pataisyti. Jie tol neturės teisingų minčių ir jausmų, kol nebus ištiesinta, pakoreguota jų sąžinė. Evangelija veikia taip, kad tiesa mus išlaisvina per dorybę, ištiesindama iškreiptą mūsų sąžinę. Tik tada turėsime sveiką, Dievo žodžio apšviestą sąžinę. Yra žmonių, kurių sąžinė pernelyg aktyvi. Tokie, tarkime, mano, jei rankų nenusiplausiu 7 kart per dieną, tai būsiu susitepęs. Taigi jie daug dėmesio skiria apsiplovimams. Ir jaučia kaltę, jei nusižengia tokiai nuostatai. Biblija sako, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda, daro nuodėmę. O kas yra nuodėmė? Emocinis žlugimas, kuris ištinka sulaužius Dievo įstatymą. Tiksliau, baimė. Tobula meilė išstumia baimę. Baimė kankina. Kai Adomas su Ieva nusižengė, juos apėmė tam tikros mintis ir jausmai. Atbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Nužudo kūną. Stresas žudo kūną. Baimė žudo. Jei žinome, kad turime kai ką padaryti ir nedarome, mums tai nuodėmė. Pajuntame kaltę. Net jei tai nėra blogai. Bet jei mintise žmogus nusprendžia kažką padaryti ir nedaro, užgims toks pat jausmas. Nes pradeda priekaištauti sąžinės balsas. Taigi, kaip matote, žmogui labai svarbu turėti gerą sąžinę. Savo sąžinę turime nukreipti į Dievo žodį, nagrinėti jį. Turime leisti Dievo žodžiui diktuoti mūsų sąžiniai, kas yra teisinga ir kas neteisinga. Ir kai sąžinė įsišaknyja Dievo žodyje, tada jau galite saugiai ją vadovautis. Taigi, kaip minėjau, tos mūsų protinės galios padės suformuoti teisingą, gerą charakterį. Čia taip pat sakoma, Dievo tikslas, kad pašventintas protas, Dievo malonės vedinas, neštų vaisių žmonių gyvenime. Tas, kas suvaldo savo dvasią, tas gauna tokią galią. Ko reikia? Pašventinto proto. Užduosiu klausimą, ar jūsų tikėjimas viešpačiu Kristumi protingas? Ar suprantate klausimą?
Kai kurie žmonės mano, kad tikėjimas reikalingas tik tose srityse, kurių neįmanoma suprasti. Tikėti kažkuo, apie ką nė nenutuoki. Tikėti vien tik nežemiškais dalykais. Pavyzdžiui, sąmoninga mirusiųjų būsena visiškai neturi pagrindo. Tai tarsi sakyti, kad tavo protui nereikia smegenų. Mūsų smegenys aparatinė įranga, o protas programinė įranga. Tai tas pats, kas sakyti, jog atjungus aparatinę įrangą, programinė įranga vis dar veiks. Ar yra logikos? Jokios logikos, neprotinga. Biblija sako, Dievas sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstykime. Pasirūpinkite, kad jūsų tikėjimas būtų protingas ir logiškas, kad viskas susieitų. Nes jei nėra jokios logikos, žinoma, visko iškart suprasti neįmanoma. Galime kelti klausimus, ieškoti atsakymų. Svarbu, kad darytume pažangą, mokydamiesi pažinti ir suprasti, kad ir protu suvoktume Dievo žodį. Kad suvoktume jį intelektualiai, kad įjungtume ir savo intelektą. Tada mūsų protas ir bus pašventintas ir valdomas Dievo malonės. Tada mes gebėsime protingai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumise esančią viltį. Toks protas turi valdyti mus, imti viršų. Kitaip tariant, jei mintis neprotinga, pirmiau turite pripažinti, kad ji neprotinga, o tada ją atmesti. Tačiau jei jūsų tikėjimas nelogiškas, neprotingas, tai negebėsite to padaryti. Man pasakojo apie vieną moterį, apie motiną ir dukrą. Motina žuvo per avariją. Dukterį apėmė baisus sielvartas. Ji labai kentėjo, nes ilgėjosi motinos. Ji net bandė nusižudyti. Laimė ją laiku rado tėvas ir nuvežė į ligoninę. Jos gyvybė buvo išgelbėta. Kai jie atgavo sąmonę, gydytojas paklausė, kodėl norėjai nusižudyti. Jie atsakė, norėjau būti su savo mamyte. Norėjau į dangų pas ją. Ar tai protinga? Jei mokymas, kad miręs keliauja į dangų, teisingas, tada mergaitė mąstė visai protingai. Tačiau tai neprotinga, nes yra visai ne taip. Taigi mūsų tikėjimas turi remtis protu. Jei taip nebus, tai kaip protas, logika valdys mintis. Imkime, kad ir mintį, jei atimsiu savo gyvybę, pasimatysiu su mama. Bet protas sakytų, tai netiesa ir tai atmestume. Tas mėginimas nusižudyti neatsirado dėl nenormalios būsenos depresijos. Tai kilo iš tikėjimo, kad šitaip jie atsidurs pas mamą. Dauguma krikščionių skleidžiamų mokymų nėra protingi. Toliau nagrinėsime ir pamatysime, kad Dievas apšviečia mūsų protą, tad šis gali užvaldyti ir kontroliuoti mūsų mintis. Dar iš veikalo apie charakterį ir asmenybę 661 puslapis. Turėtume valdyti savo mintis. Tačiau toji užduotis nebus lengva. Jos neįgyvendinsite, jei nedėsite visų pastangų. Tačiau to iš jūsų reikalauja Dievas. Tai pareiga, skirta kiekvienam atsakingam asmeniui. Už savo mintis jums teks atsakyti prieš Dievą. Jei pasiduosite tuštiems įsivaizdavimams ir leisite protui klaidžioti po netyras temas, tai prieš Dievą tam tikrą prasme būsite tiek pat kalti, kiek būtumėte ir toms mintims peraugusi veiksmus. Nes veiksmo netliksite tik todėl, kad tam nepasitaikys palanki proga. Stiprus teiginys. Jei nesuvaldome savo minčių, negalime būti krikščionys.
Nes krikščionis turi sekti Jėzaus pėdomis. Ar Jėzus valdė savo mintis? Tai valdė. Jei norime būti jo sekėjai, krikščionys, Jėzaus Kristaus pasekėjai, turime sekti jo pavyzdžiu. Tuščius įsivaizdavimus privalome įvertinti protu, ištirti juos ir suvokus jų klaidingumą atmesti. Jei įsivaizdavimai teisingi, viskas gerai. Jūsų charakterį sudaro mintis ir jausmai. Kokių norite minčių ir jausmų? Netikusių ar gerų? Blogos mintis ir jausmai – blogas charakteris. Geros mintis ir geri jausmai – geras charakteris. Kai protas per ilgai mąsto vien tik apie žemiškus dalykus, labai sunku pakeisti įpročius. Nemanykite, kad tai lengva. Tikriausiai ir savo kailiu patyrėte, kad viskas ne taip paprasta. Suvaldyti savo mintis sudėtinga, bet paklausiu, ar sunku užimti miestą? Taip. Tačiau tas, kuris suvaldo savo mintis, didingesnis už tokį galiūną. Kitaip tariant, būti didvyriu ne juokų darbas. Tai pavojus ir narsa. Jei kas nors lengva, ar tam atlikti reikia narsos? Vargu. Šiandien kalbame apie Dievo herojus. Vien šis žodis leidžia suprasti, kad tai nelengva užduotis. Tai nėra neįmanoma, nes Dievas tuo pasirūpino iš anksto. Jei nebūtų pasirūpinęs, tai būtų neįmanoma. Bet Dievas jau pasirūpino ir vis tiek darbas išlieka nelengvas. Pakeisti įpročius labai sunku. Tai, ką regi mūsų akys ir girdi ausys, pernelyg dažnai patraukia mūsų dėmesį ir sukelia susidomėjimą. Tačiau tam, kad įėję į Dievo miestą žvelgtume į Jėzų visoje jo šlovėje, turime būti įpratę žvelgti į jį tikėjimo akimis jau čia žemėje. Turėtume nuolatos mąstyti ir kalbėtis apie Jėzaus žodžius ir jo charakterį. Kiekvieną dieną turėtume skirti laiko maldai ir šių šventų temų apmąstymams. Čia sakoma, kad mes turime žiūrėti į Dievo charakterį, į Jėzaus charakterį, Dievo. O kas yra charakteris? Mintys ir jausmai. Mes turime žvelgti į Jėzų ir pagauti jo mintis, ką jis mąstė ir ką jautė. Turime nuolat turėti tai prieš akis. Štai ką reiškia žvelgti į Kristaus charakterį. Mums teko didžiulė privilegija susipažinti su kai kuriomis Jėzaus mintimis. Kiek iš jūsų skaitė knygą Amžių troškimas? Puikiai knyga, raginu perskaityti. Ten yra 2 skyriai, kuriuose rašoma apie tai, kaip Jėzus kovojo su spaudimu. Ar atsimenate, kaip jis tai darė? Jėzus kovoja su depresija. Knygoje aprašomi 2 atvejai ir metodai, kuriuos Jėzus pasitelkė, kad įveiktų suspaudimą, slogę nuotaiką, nusiminimą. Štai jums namų darbų užduotis. Išsiaiškinkite. Panagrinėkite, kaip tai atliko Jėzus, nes tai ir reiškia žvelgti Jėzaus charakterį, į jo minties procesus. Jam pakirto ūpą, jį apėmė liūdesys. Kaip jis iš viso to išsivadavo? Amžių troškime aprašyta. Galite pasiskaityti, raskite tam laiko. Tokia štai mums skirta privilegija.
Turime parblokšti bet kokį įsivaizdavimą, bet kokią mintį ir paimti į nelaisvę, kad paklustų Kristui. To padaryti nemokėsite, jei nežinosite, kaip mąstė Jėzus. O jis sako, meskite į šalį savo mintis, mano mintis aukštesnės už jūsų mintis. Bet jei nežinosite, kokios buvo jo mintis, tai atmetę savąsias ir nežinodami jo minčių, liksite tuščia galva. Ir nieko gero. Jei jau atsižadate savo minčių, privalote turėti, kuo jas pakeisti. Reikia Jėzaus minčių. Vadinasi, turite žinoti, kaip ir ką Jėzus mąstė. Žinodami, ką jis mąstė, pažinsite jį. Tiesa? Jei paklausčiau, ar pažįsti tą ir tą žmogų, ar gerai pažįsti, iš tiesų tai tas pažinimas daugiausiai priklauso nuo to, ar žinosite, kaip tas žmogus mąsto. Nepažįstamasis. Ar pažįsti tą žmogų? Ne, galbūt žinote jo vardą, Džonas, bet nereiškia, kad pažįstate. O jei paklausčiau, ar pažįsti savo sutuoktinį? Tai pažįstu kaip nuluptą. Nežinau, ką jis ar ji mąsto. Dažniausiai. Taigi asmens pažinimas priklauso nuo to, kiek žinote apie to asmens mintis ir mąstymą. Amžinasis gyvenimas grindžiamas Dievo pažinimu. Tai reiškia jo minčių pažinimą. Jūs išgelbėti. Jūsų išgelbėjimas priklauso nuo Jėzaus pažinimo. Jūsų ramybė priklauso nuo Jėzaus Kristaus pažinimo. Antrame Petro laiške pasakyta, malonė ir ramybė te pagausėja jums Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Neturėsite ramybės, kol nesužinosite Dievo minčių. O kai žinote, tai tomis mintimis imate ir mąstyti. Jei mintis eina pirma jausmų, tai vėliau pradėsite jausti ir jo jausmus. O kai jausite, kaip jaučia jis ir mąstysite jo mintimis, tai pasižymėsite ir jo charakteriu. Logiška? Štai tokia mums krikščionims skirta užduotis. Neatsisakykite savo minčių ir nenublokškite į šalį netikusių minčių tol, kol nesužinosite, kokios yra Jėzus mintys, ką mano jis. Pateiksiu porą pavyzdžių apie blogas mintis. Nes kartais mums sunku atpažinti netikusius minčių vingius, iškreiptą kognityvinę funkciją. Geras netikusio mąstymo pavyzdys – viskas arba nieko. Šitaip mąstė ir Ezavas. Žinote tą istoriją? Ezavas laukuose medžiojo, įdėjo labai daug pastangų, išeikvojo daug energijos ir labai išalko. Jis ateina pas Jokūbą ir prašo, kad tasai duotų jam lęšių sriubos. Ezavas sako, jei neduosi, tai mirsiu. Ar šitaip mąstyti sveika? Ar tikrai jis būtų miręs? Ne, tai tiesiog viskas arba nieko tipo mąstymas. Jei negausiu šito dalyko, tai ir visa kita man nė motais. Arba tai gausiu, arba nuleidžiu rankas, nes gyvenimas beviltiškas. Izraelio irgi tai buvo. Tauta klajojo po dykumą, negavo ko norėjo ir ką žmonės tada sakė? Atvedė mus čia mirti. Toks mąstymas labai kraštutinis. Imi vieną menkutį scenarijų ir pritaikai visoms kitoms situacijoms. Viskas, mano gyvenimas baigtas, jokių šansų. Bet ar tikrai taip? Ne, toks mąstymas kraštutinis. Jei jums šauna tokios mintis, tai greičiau meskite jas iš galvos. Viskas arba nieko mąstymas. Kainas tokiu irgi pasižymėjo. Jis irgi metėsi į kraštutinumą. Tavo bausmė man per sunku. Dėl tokio mąstymo vargšas prapuolė. Viskas arba nieko mąstymas. Jums taip nutinka? Kai iškeliate rankas nieko negavę ir metatės į kraštutinumą, neatsižvelgdami į tai, kokia yra tikrovė. Tai vienas netikusio mąstymo pavyzdys.
Kitas pavyzdys – perdėtas apibendrinimas. Paulius perdėtai apibendrino teigdamas, jog visi krikščionys turi būti išžudyti. Visi krikščionys turi būti išžudyti. Perdėtas apibendrinimas. Rasizmas irgi toks. Sutinki vieną netikusi kokios nors rasės atstovą ir prieini prie išvados, kad visi jie tokie. Petras taip manė apie pagonis, kad jie neverti. Gerosios naujienos jis nenorėjo skelbti pagonims, ir Dievui teko jį pamokyti. Toks mąstymas buvo netikęs. Elijui buvo taip pat. Jis sakė, likau vienui vienas, nieko daugiau neliko, nei vienas nebešlovina Dievo. Bet ar tai buvo tiesa? Ne. Dievas sako, tu nežinai apie 7000 kitų, neskubėk prieiti prie tokių apibendrinančių išvadų. Neleis mintims nuklysti į sritis, kurių neišmanai. Elijas taip pat klaidingai apibendrino, manydamas, kad visas jo darbas veltui. Beprasmiška. Visi tie mąstymo procesai mums gyvenant pagal kūną. Nutinka kas nors blogo ir mes skubame perdėtai apibendrinti, ar metamės prie mąstymo viskas arba nieko. Tačiau tokias mintis būtina patikrinti. Ne, tai neprotinga. Jokios logikos manyti, kad aš vienintelis vykdau Dievo valią. Kad mes vieninteliai skelbėme teisingą žinią. Perdėtas apibendrinimas. Mes nežinome, todėl neskubėkime daryti išvadų. Dar yra pasakojimas apie Samsoną. Paskaitykime. Teisėjų knyga, 14 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Samsonas pasižymėjo įdomiu supratimu. Prote jis turėjo tarsi minčių filtrą, per kurį viską perkošdavo. Matysite, kad šioje istorijoje viską lemia tam tikro tipo mąstymas. Kartą Samsonas nuėjo į Timną. Būdamas ten, tarp filistinų moterų pamatė mergaitę. Sugrįžęs pasakė savo tėvui ir motinai, Timnoje tarp filistinų moterų pamačiau mergaitę. Prašyčiau gauti ją man žmoną. Tėvas svarstė. Tėvas ir motina jam sakė, argi nėra mergaitės tarp tavo paties giminių, ar visoje mūsų tautoje, kad turėtum imti savo žmoną iš tų neapipjaustytų filistinų. Bet Samsonas atsakė tėvui, gauk man ją, nes ji man patinka. Ar Samsonas elgėsi protingai? Ne. Protas jam mažiausiai rūpėjo. Jis pamatė objektą ir viskas jos smegenyse tapo matuojama pagal tą pamatytą objektą. Ir jei tam prieštaraujama, tai iš viso nieko nereikia. Tėvas sako, kodėl tau nepamąsčius apie religinį aspektą? Juk susikirs du skirtingi tikėjimai, o jei vedęs ją patirsi dvasinį konfliktą ir neteksi tikėjimo, nieko nenoriu girdėti. Ji mano svajonių moteris. Matau tik tai, į ką žvelgia mano akys. Protas tame nedalyvauja. Ir tai ne vienintelis atvejis. Yra ir daugiau, kai vienas dalykas pradeda dominuoti mintise ir užgožia visą kitą. Gal koks neigiamas dalykas, kokia nors kančia iš praeities, ir jūs į viską žvelgiate tik per senas patirtis. Minčių filtras. Tokie mąstymo procesai yra netikę. Kitas netikęs mąstymo procesas – stengimasis perprasti, ką mano kiti, skaityti kitų mintis. Taip elgėsi Abraomas. Prisiminkime pasakojimą apie Abimelechą. Jis atkeliauja į miestą, žino, kad jo žmona gražiausia moteris pasaulyje. Tai jis suvokia ir mano, tas ir tas elgsis taip ir taip, kai tik ją pamatys. Vėlgi grožį kiekvienas supranta savaip. Pasitikiu Abraomo vertinimu. Veikiausiai iš tikrųjų buvo labai graži. Tačiau Abraomas darė prielaidą, mąstė, įsitraukė į ištisą mąstymo procesą. Manėsi žinas, ką jo žmona išvydęs pagalvos Abimelechas. Remdamasis tokių minčių kabutėse skaitymu, Abraomas nuėjo ir pamelavo. Net 2 kart. Faraonui irgi.
Ar jums kada nors yra tai buvę? Manote žina, ką mano kitas. Yra tai buvę? Jei jums šauna tokia mintis, bet iš tikro nežinote, ką kitas mano, verčiau pasitikrinkite tokias mintis. Pripažinkite, kad iš tiesų nežinote. Tam reikia įrodymų. Protas ir logika reikalauja įrodymų. Jei neturi konkrečių įkalčių, jei vieninteliai įkalčiai tik mano mintise, tai teisme jie nevirs įrodymais, nes nieko iš esmės svaraus aš neturiu. Tokią mintį reikia mesti iš galvos. Liaukime stengiasi skaityti kitų mintis. Judas taip elgėsi. Manė, jei suorganizuosiu Kristaus suėmimą, tai jis padarys tai ir tai. Tarsi mėgintume nuspėti kito žmogaus veiksmus, vadovaudamiesi savo mąstymu. Jei išduosiu Kristų ir jis bus priverstas užimti Dovydo sostą, įvyks tai ir tai. Ar toks mąstymas tinkamas? Ne, jis visiškai netikęs. Mėginimas nuspėti ateitį. Tai dar vienas mąstymo procesas, kurį derėtų peržiūrėti. Nė nesivarginsiu kalbėti su tuo žmogumi, vis tiek jis nesutiks. O iš kur tu žinai? Nesistengkite skaityti kitų žmonių minčių. Nedarykite skubotų išvadų. Išvadą žmonės dažniausiai daro, kai būna pavargę mąstyti. Štai padarysiu dabar išvadą. Žinokite, nėra nieko blogo neprieiti prie jokių išvadų ir pasakyti, aš nežinau. Nieko čia blogo. Sveika žinoti, kad ne viską žinai. Nežinau. Kai kas nors užduoda klausimą, o jūs nežinote atsakymo, tai ir nesistengkite atsakyti. Sakykite, nežinau. Jei kas nors dėl jūsų ar kito susierzina, vis tiek nebijokite pasakyti, nežinau. Tiesiog nežinau. Nebijokite, nes taip elgtis protinga ir visai logiška. Vaje, dabar tas žmogus susinervins, pradės galvoti apie mane taip ir taip, galvoje užverda įvairūs procesai. Bet juk tu nieko nežinai. Tai ir nesuk savo galvos. Nublokškite kiekvieną mintį sukylančią prieš Dievo pažinimą. Visi mano paminėti punktai, viskas arba nieko, kraštutinumai, perdėti apibendrinimai, minčių filtras ir klaidingi supratimai, stengimasis skaityti kitų mintis, visa tai turi vieną bendrą pamatą, apie kurį netrukus pakalbėsiu. Vienas pagrindas, viena šaknis, iš kurios kyla tokios mintys. Kitas netikusio mąstymo pavyzdys – hiperbolizavimas. Išpūtimas arba sumenkinimas. Nebukadnecaras pasipūtė, pasididžiavo. Jis vaikštinėjo ir kalbėjo, štai didis Babilonas, kurį aš pastačiau. Prisimenate, kas jam nutiko po to? Jis kuoktelėjo. Nepadidinkite dalykų. Kai užstringi ties kokiu nors klausimu ir jis vis neišeina iš galvos, tuomet smarkiai išauga. Pasidaro didesnis už Everestą. Matai, kad jo neperkopsi. Hiperbolizavimas. Paimi menką dalyką ir išpūti, paverti dideliu. Priešingybė, kai didelį dalyką paverti menku. Taip elgėsi išmintingos ir paikosios mergaitės. Menkas klausimas, kam ta alyva inde? Imi amžiną vertybę ir sumenkini, sumažini ją. Na ir kas čia tokio? Arba paimi menką dalyką, bet jį labai padidini. Taip jau nutinka prote. Jei prigausite save taip darant, sakykite, pala, o gal aš viską perdedu? Patikrinkite tą mintį. Ir vykite į šalį. Priešinkitės jai. Visa tai kyla iš vieno šaltinio. Dar vienas punktas – suasmeninimas. Taip nutiko Samueliui. Tauta Dievo prašė karaliaus. Ką darė Samuelis? Jis labai nusiminė. O ką Dievas jam pasakė? Atmeta tai jie ne tave, o mane, Samuelį. Nesureikšmink, nepriimk to asmeniškai. Mokiniai irgi taip pasielgė, kai Jėzus lankėsi kaime. Keliaudamas į Jeruzalę, jis išsiuntė pasiuntinį pirmą savęs į samariečių kaimą. Samariečiai pasakė, ne, mes nenorime, kad Jėzus čia ateitų. O kas dėl to nusiminė? Mokiniai. Ar Jėzus nusiminė? Ne.
Mokiniai priėmė tai asmeniškai. Ar jūsų galvoje yra virusios tokios kovos? Iškyla koks nors dalykas ir jūs priimate tai labai asmeniškai. Patikrinkite tokias mintis, nes šioje kovoje svarbiausia ne mes. Tai kova tarp Kristaus ir šėtono. Viskas šiame pasaulyje, viskas šioje tikrovėje, kas atsisuka prieš jūs, iš tiesų atsisuka prieš Kristų. Jei pasiliekate Kristuje, jei esate jo viduje, ir kas nors paleidžia į jūs strėlę, tai į ką pataiko? Pirmiausia, strėlė perveria Kristų. Nepriimkite visko asmeniškai, net jei klausimai būna asmeniški. Nes šiame pasaulyje mes kovojame ne su kūnu ir krauju. Štai kas nors stoja prieš mane ir jei tai priimu asmeniškai, supykstu ant to žmogaus. Tokį mąstymo procesą reikėtų keisti tiesa. Tai yra atsiminti, kad kovoju ne su žmonėmis. Aukščiau jų yra kita jėga, kurios imsis pats Kristus. Turiu palikti tai spręsti Dievui. Tokie dalykai pagimdo sveiką mąstymą, jei nuolat perkratome savo mintis. Labai dažnai tai, kas mus erzina, mes išpučiame. Dažnai sakome, negaliu to pakęsti. Tai hiperbolizavimas. Ar gali tai pakęsti? Vienintelis dalykas, ko žmogus negali pakelti, tai mirtis. O visa kita įmanoma. Jei po to širdis dar plaka, vadinasi atlaikiai. Jei kas nors mane suerzina, o aš tai dar ir išpučiu, sakau, daugiau to nepakęsiu, man to per daug. Vadinasi, problema išdidini, tavo mintise ji didesnė nei tikrovėje. Ir paskutinis punktas – mąstymas. Jei nieko nejaučiu, vadinasi, taip nėra. Šiandien nesijaučiu dvasingas. Koks jūsų dvasingumo lygis? O, jaučiuosi nusėdęs. Ar jausmai turi valdyti jūsų dvasinį gyvenimą? Ne. Kai mūsų aplankęs neigiamas jausmas mumyse įsišaknyja, tampa savas, tai taip ir bus. Tačiau mūsų dvasingumas nepriklauso nuo jausmų. Mūsų dvasinis gyvenimas su Dievu gimdo tam tikrus jausmus – džiaugsmą, ramybę. Tačiau mus neretai užplūsta erzinantys jausmai ir mintys. Jei nejauti noro melstis, juk nesakysi, ai, nejaučiu noro melstis, tai ir nesimelsiu. Nejaučiu noro melstis, nes Dievas manęs negirdės. Ar teisinga taip mąstyti? Tikrai ne. Tai dar vienas netikusio mąstymo pavyzdys. Šie netikusio mąstymo pavyzdžiai turi vieną bendrą pamatą. Visi jie yra melas. Jei sakau viskas arba nieko, jei negausiu to mano gyvenimui galas, argi tai tiesa? Argi tai teisybė? Ne, tai melas. Bet aš tai pagalvojau ir įtikėjau, patikėjau melu. Dėlėtų užduoti savo klausimą, ar tai tiesa, nes jei ne, atsikratyk tokios minties. Perdėtas apibendrinimas. Jei vienos rasės atstovas padaro ką nors ne taip, tai ar reiškia, kad ir visi jo gentainiai netikė? Ne, tai netiesa. Tokie apibendrinimai neteisingi. Minčių filtras. Čia mano kelias į laimę, o viso kito reikia atsikratyti. Ar tikrai? Ne, tai netiesa. Minčių skaitymas. Tu manai žinas, ką galvoja kitas. Ar tikrai? Ar tikrai taip yra? Ne, tu nežinai. Todėl tai negali būti visiška tiesa. Suasmeninimas. Jei priimu ką nors asmeniškai, ar būtinai tai nukreipta prieš mane? Ar tokia tikrovė? Prieš mane nieko nėra. Tai netiesa. Jei ką nors išpučiu, menką dalyką paverčiu dideliu, ar dėl to tai virsta tiesa? Ne.
Jei kažkas yra labai svarbu, aš sumenkinu, ar tai virsta tiesa? Ne. Jei nejaučiu ko nors ir galvoju, kad taip ir turi būti, ar tai virsta tiesa? Ne. Biblijoje sakoma, Evangelijoje pagal Joną 8:32-34. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Analizuokite savo mintis. Jei patikrinate mintį ir matote, kad ji kalba netiesą, meskite tokią iš galvos. Atmeskite ją. Sakykite, tai netiesa. Kodėl? Todėl, kad tai iš tikrųjų netiesa. Tikrai netiesa, jei netiesa. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Žydai buvo patikėję melu. Mes nesame pavergti jokio žmogaus. Tačiau kieno vergai buvo žydai? Romėnų. Jie buvo ir Egipto, ir Babilono vergai, ir persų, ir graikų, ir asirų vergijoje. Ir dar drįso sakyti, mes niekieno vergai. Ar tai tiesa? Ne. Bet ar jie manė, kad tai tiesa? Taip. Laiške Filipiečiams 4 skyriuje nuo 4 iki 9 eilutės sakoma, visuomet džiaukitės viešpatyje. Kaip reikia džiaugtis? Džiaugsmas tai jausmas, ar ne? Ar džiaugsmas jausmas? Taip. Kaip į jūsų gyvenimą ateina džiaugsmas? Jūsų meilumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieko per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Štai kokį mąstymo procesą skatina Biblija. Ar nori būti laimingas viešpatyje? Atiduok savo naštas jam ir žiūrėk, už ką gyvenime galėtum jam dėkoti. Ir kas tada? Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Jei rasite už ką dėkoti Dievui, jei mąstysite apie tai, jei atiduosite savo naštas Dievui, nes mąstyti vienu metu įmanoma tik apie vieną dalyką, tada pamatysite, kad Dievo ramybė įsiviešpataus jūsų prote ir mintise. Pajusite ramybę. Ir jei mintise vien padėka Dievui, o širdį viešpatauja ramybė, tai koks tuomet žmogaus charakteris? Dievo charakteris. Argi Jėzus nesakė, savo ramybę duodu jums? Kodėl Jėzus turėjo ramybę? Ar dėl to, kad jo gyvenime nebuvo problemų? Ne, todėl, kad jis visiškai pavedė save tėvui. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga. Mąstyti reikia apie teisingus dalykus. Mąstykite apie tai, kas garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Dievas padarė viską, pasirūpino, kad būtų įmanoma apvalyti, nuskaistinti mūsų mintis. Jis ne tik prižadėjo apvalyti mus nuo bet kokio neteisumo, jis netgi suteikė tam tikrą konkretų malonės kiekį, kad pakylėtų mūsų mintis Dievo link, kad gebėtume įvertinti ir branginti jo šventumą. Tada mes suvokiame besą brangus Kristaus turtas ir žinome, turį pademonstruoti jo ką? Charakterį. O kas yra charakteris? Įprastinės dažnos mintys ir jausmai. Mes turime atspindėti, parodyti Kristaus mintis ir jausmus. Kai kurie sako, Kristaus charakteris pridengia netikusi mano charakterį. Lyg drabužis, kuris pridengia susitepimą. Taigi mano nešvarumai lieka, bet juos užstoja Kristaus charakteris.
Užduosiu klausimą. Jei Kristus turi ramybę, ar tai reiškia, kad jums nebūtina rūpintis ją turėti? Ar tokia Jėzaus Kristaus evangelija? Ar Kristus turėjo ramybę? Taip. Na, Kristus turėjo ramybę, tai ji dengia ir mane. Jo ramybė apgaubia mane. Taigi, man nėra ko rūpintis, kad ją įgyčiau. Tai tas pats, kas sakyti, Kristus pasižymi tobulų charakterių, todėl man tokiu tobulų charakteriu jau nebereikia pasižymėti. Charakteris tai įprastos mintys ir jausmai. Kristus laimingas, tai man nebereikia stengtis būti laimingam. Ar tai protinga, ar logiška? Visai nelogiška evangelija. Kristaus charakteris pridengia mus nebent ta prasme, kad mus persmelkia. Apipila, aplieja mus tarsi vanduo. Apsemia. Kai Kristaus ramybė atiteka tarsi upė, jie iš tikro užtvindo žmogų, apima jį. Nuostabi ramybė. Tokia yra Kristaus evangelija. Ir jie ateina tik tada, kai pradedi galvoti jo mintimis. Nes mąstydamas jo mintimis, kalbėsi jo žodžius ir darysi jo darbus. Ir net jei šalia siautėtų audra, net ir šėlstant jai tu miegosi ramiai. Nes turi ramybę su Dievu. Mes turime pademonstruoti dievišką charakterį pasauliui. Dangiškos malonės paruošti mes pridengiami Kristaus teisumu. Gauname vestuvinį rūbą. Deramai vilkėdami galime sėstis prie stalo puotoje. Mes tampame vieną su Kristumi. Esame dieviško paveldo dalininkai, apvalyti, nuskaistinti, pakylėti ir pripažinti Dievo ir jo vaikų, sujungti su Kristumi. Charakterio stiprybė liudija du dalykai. Ramybės patvarumas ir teigiamos mintys. Tai kyla iš jūsų valios ir gebėjimo susivaldyti. Argi nelogiška? Labai logiška Evangelijos žinia. Charakterio tvirtybė liudija du dalykai – valios galia ir susivaldymo galia. Tai ne tas pats. Kai kurie žmonės pasižymi labai tvirtą valią, tačiau negeba susivaldyti. Apie Aleksandrą Makedonietį sakoma, kad jis įgyvendino savo valią. Bet ar gebėjo susivaldyti? Ne. Jei norite turėti tvirtą charakterį, jums reikalinga tvirta valia ir susivaldymas. Daugelis stiprų valdomą troškimą painioja su charakterio tvirtumu, tačiau žmogus, kurį valdo jo troškimai ir aistros, yra silpnas žmogus. Tikroji žmogaus didybė ir kilnumas matuojamas pagal jausmus, kuriuos jis pavergia, palenkia. Taigi, jei norite būti herojai, turite užimti didelį miestą, juk taip? Kuo stipresnį miestą pavyks užkariauti, tuo didesniu didvyriu jūs laikys žmonės. Tačiau žmogaus didybė ir kilnumas matuojami pagal vidinius jausmus, kuriuos tam žmogui pavyksta suvaldyti. Jei jūsų viduje siaučia audra, galite pakilti virš jos ir tapti tikru herojumi. Tokius jausmus palenkti galima tik mąstant Kristaus mintimis. Mintys labiau lemia jūsų jausmus nei aplinkybės. Stiprus žmogus yra tas, kuris įžeidinėjamas suvaldys pyktį. Tokie žmonės yra tikrieji herojai, didvyriai. Te Dievas padeda mums tapti jo didvyriais, kad gebėtume suvaldyti savo mintis ir turėtume ramybę ir džiaugsmą. Amen.